Sveiki! Šiame video bus pademonstruota, kaip paslaugų teikėjams nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje užregistruoti paslaugų užsakymus importo iš failo būdu. Naudojant duomenų importo bylą, sistemoje galima sukurti užsakymus šioms paslaugoms: laboratorinių tyrimų užsakymo paslaugos, nuotekų išvežimo užsakymo paslaugos, techninės priežiūros užsakymo paslaugos. Importo bylos formatas CSV, koduotė UTF-8. Importo byla turi atitikti šabloną. Atskirų paslaugų užsakymų importui naudojami skirtingi CSV bylos šablonai. Iš viso yra numatyti 3 šablonai kiekvienai paslaugai atskirai. Pagal importo bylą registruojami paslaugų užsakymai atitinka faktinį paslaugos suteikimą. Tai yra registruojamų užsakymų būsena yra įvykdytas, o užsakymo būdas – importas. Importo metu radus klaidų, paslaugų užsakymai nėra registruojami nuotekų tvarkymo sistemoje pagal visą bylą. Duomenų taisymas atliekamas byloje ir ištaisus klaidas atliekamas pakartotinis importavimas. Demonstracijos tikslais yra sukurtas testinis paslaugų teikėjas, teikiantis visas 3 paslaugas. Prisijunkime prie sistemos paslaugos teikėjo role. Pamatyti, kokias paslaugas pasirinktas paslaugos teikėjas teikia, galima administravimo skiltyje paslaugų teikėjo profilis. Paslaugų teikėjo informacija, užregistruotos teikiamas paslaugos. Matome, kad šis paslaugų teikėjas yra užsiregistravęs teikti visas 3 paslaugas, tiek nuotekų išvežimo, tiek techninės priežiūros, tiek laboratorinių tyrimų. Norint importuoti tyrimų užsakymus į sistemą, pasirinkime meniu punktą tyrimai, laboratorinių tyrimų užsakymai. Patenkame į sąrašinę laboratorinių tyrimų užsakymų formą, kurioje užsakymai atsiranda tiek paslaugų gavėjui teikiant užsakymą nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje, tiek ir pačiam paslaugos teikėjui registruojant užsakymą rankiniu būdu, tiek ir importuojant iš failo. Norint importuoti paslaugos užsakymus iš duomenų failo, pasirinkime mygtuką užsakymų importas. Patenkame į užsakymų importavimo bylų sąrašinę formą, kurioje matome anksčiau importuotus failus, pagal kuriuos yra sukurti paslaugų užsakymai. Pirmame stulpelėje matome failo pavadinimą, tada matome paslaugos tipą, kokiai paslaugai buvo skirtas šis failas, pateikimo data, statusas ir peržiūros veiksmas. Atitinkamai virš formos viršuje yra pateikiami 1, 2 arba 3 mygtukai skirti įkelti kiekvienos paslaugos užsakymus atskirai. Šiuo atveju, kadangi mūsų paslaugos teikėjas teikia visas 3 paslaugas, dėl to jisai mato visus 3 mygtukus. Tai yra įkelti tyrimų užsakymus, įkelti techninės priežiūros užsakymus, įkelti nuotekų išvežimo užsakymus. Svarbu paminėti, jeigu bus teikiama tik tais viena paslauga, šioje vietoje bus matomas tik tais vienas mygtukas atitinkamai tai paslaugai, kuri yra užregistruota. Pasirinkime įkelti tyrimų užsakymus. Pasirinkime failą. Užsakymų importavimo failas sėkmingai apdorotas. Ar norite peržiūrėti įkeltus duomenis? Pasirinkime taip. Patenkame į importo bylos peržiūros formą, kurioje matome failo pavadinimą, pateikimo datą, užsakymų skaičių faile. Taip pat galime peržiūrėti, kokie duomenys buvo įkelti iš failo. Matome įrenginio adresą, kuriam yra registruojamas paslaugos užsakymus, užsakymo datą, užsakovo kontaktinė informacija, tai yra telefono numeris, elektroninio pašto adresas, užsakovas, laboratorijos komentaras, tyrimų rodiklio rezultatai, mėginio ėmimo data, mėginį paėmęs darbuotojas, tyrimo atlikimo data, tyrimą atlikęs darbuotojas ir pastaba komentaras rezultatams. Kadangi šiame faile klaidų nebuvo nustatyta, galime pasirinkti mygtuką sukurti užsakymus ir tokiu būdu
sistemoje bus užregistruoti paslaugų užsakymai. Patvirtiname savo pasirinkimą. Jis beje informuoja, kad po patvirtinimo nebus galima pašalinti bylos. Tikime. Mūsų importuotas failas atsirado mūsų sąrašinėje formoje. Paslaugos tipas laboratoriniai tyrimai, pateikimo data, statusas patvirtintas. Norint peržiūrėti užregistruotus paslaugų užsakymus, pasirinkime meniu punktą tyrimai, laboratorinių tyrimų užsakymai. Šioje sąrašinėje formoje atsirado nauji užsakymai pagal ką tik importuotą bylą. Pasirinkime vieną užsakymą peržiūrėti. Patenkame į standartinę tyrimų užsakymų peržiūros formą, kurioje pateikiama paslaugos informacija, nuotekų tvarkymo įrenginio informacija, paslaugos gavėjo informacija, laboratorinio tyrimo informacija. Svarbu paminėti, kad rezultatų pateikimo data tai yra failo užkrovimo data, laboratorinių tyrimų rezultatai ir pastaba. Grįžkime. Pasirinkime importuoti dar vieną bylą. Kelti tyrimų užsakymus. Užsakymų importavimo failas sėkmingai apdorotas, ar norite peržiūrėti keltus duomenis. Pasirinkime taip. Vėl patenkame į importuojamos bylos peržiūros langą, kuriame matome, kad šį kartą sistema identifikavo vieną klaidą. Pasirinkime peržiūrėti. Matome, kad sistema sako, kad toje eilutėje pagal pateiktus duomenis rastas daugiau negu vienas nuotekų tvarkymo įrenginys. Galime išskleisti savo pateiktus duomenis, pasižiūrėti. 7 eilutėje matome, kad nuotekų tvarkymo įrenginio adresas yra nenustatytas ir sistema sako, kad rado daugiau negu vieną. Taip pat sistema iš karto pasiūlo pasirinkti norimą įrenginį. Spaudžiame pasirinkti įrenginį. Išskleidžiamas sąrašas, kuriame matome visi šiuo adresu registruoti valymo įrenginiai. Pasirinkime vieną. Failas persivaliduoja. Šį kartą klaidų nebeliko. Užsakymų skaičius faile 6. Spaudžiame peržiūrėti. Matome, kad užsipildo 7 eilutės adresas įrenginio. Galime sukurti paslaugos užsakymus. Patvirtiname. Peržiūrėti analogiškai galima meniu punktą tyrimai, laboratorinių tyrimų užsakymai. Pasirenkame Žukausko gatvėje registruotą nuotekų valymo įrenginį, spaudžiame peržiūrėti. Matome, kad duomenys užregistruoti sėkmingai. Norint sistemoje užregistruoti techninės priežiūros paslaugos užsakymus, meniu punktą reikia pasirinkti techninę priežiūrą, techninės priežiūros paslaugos užsakymai. Patenkame į gautų techninės priežiūros užsakymų sąrašinę formoje, kurioje analogiškai kaip ir laboratorijų atveju paslaugų užsakymai atsiranda 3 būdais. Tai arba paslaugos gavėjas registruoja per sistemą, arba paslaugos teikėjas registruoja rankiniu būdu užsakymą, arba trečias būdas galima užsakymus sukurti importo iš bylos būdu. Spauskime užsakymų importas. Patenkame į tą pačią užsakymų importo bylų sąrašinę formą. Pasirinkime mygtuką įkelti techninės priežiūros užsakymus. Atsirenkame failą. Užsakymų importo failas sėkmingai apdorotas, ar norite peržiūrėti keltus duomenis. Pasirinkime taip. Patenkame į importuojamo failo peržiūros langą. Matome, kad sistema identifikavo vieną klaidą. Pasirinkime peržiūrėti. Pagal pateiktus duomenis rastas daugiau negu vienas nuotekų tvarkymo įrenginys. Matome, kad pasirinkus užsakymų peržiūrą, matome, kad 7 eilutė yra neužpildyta. Šioje peržiūros formoje taip pat matome specifiškai techninės priežiūros užsakymams skirtus laukus, tai yra užsakymo data, užsakovo kontaktinė informacija, telefono numeris, užsakovo paštas,
atlikimo data, informacija apie atliktus darbus, tai yra tai, kas buvo taisyta techninio aptarnavimo metu, na ir užsakovo komentaras. Kadangi buvo identifikuota viena klaida, pasirinkime įrenginį. Pasirinkus vieną iš kelių įrenginių, sistema failą pervaliduoja, klaidų nenustatyta, galima sukurti užsakymus. Spaudžiame sukurti užsakymus, patvirtiname. Techninės priežiūros failas sėkmingai įkeltas, paslaugos tipas techninė priežiūra, statusas patvirtintas. Norint peržiūrėti techninės priežiūros importuotus paslaugų užsakymus, reikia techninės priežiūros meniu punktą, pasirinkti techninės priežiūros paslaugos užsakymai. Pasirinkime, pavyzdžiui, paskutinį paslaugos užsakymą. Galime įskleisti. Tai yra tipinis techninės priežiūros paslaugos užsakymų peržiūros langas, kurioje pateikiama užsakymo informacija, užsakomos paslaugos informacija, vykdymo informacija, nuotekų tvarkymo įrenginys, paslaugos užsakovo informacija. Grįžtame. Taip pat, norint sistemoje užregistruoti nuotekų išvežimo paslaugos užsakymus, importuojant duomenis iš failo, techninės priežiūros meniu punktą reikia pasirinkti nuotekų išvežimo paslaugos užsakymai. Patenkame į sąrašinę formą, kurioje nuotekų išvežimo paslaugos užsakymai atsiranda taip pat 3 būdais, tiek paslaugų gavėjui registruojant užsakymų sistemoje, tiek paslaugų teikėjant įvedant informaciją rankiniu būdu arba importuojant duomenis ir sukuriant užsakymus iš failo. Pasirinkime užsakymų importavimas. Patenkame į užsakymų importo sąrašinę formą. Pasirinkime įkelti nuotekų išvežimo užsakymus. Pasirinkime failą. Užsakymų importavimo failas sėkmingai apdorotas. Ar norite peržiūrėti keltus duomenis? Pasirinkime taip. Sistema identifikuoja vieną klaidą. Galime peržiūrėti nuotekų išvežimo paslaugų užsakymus, kokie yra įkelti iš failo, įrenginio adresas, užsakymo data, užsakovo telefonas, užsakovo paštas, nuotekų išvežimo data, išvežtas nuotekų kiekis, transporto priemonė, kokiu būdu gautas užsakymas ir užsakovo komentaras. Kadangi sistema indikuoja apie vienoje vietoje esantį daugiau negu vieną valymo įrenginį, pasirinkime. Failas persivaliduoja, klaidų nenustatyta, galima sukurti užsakymus. Pasirenkame, patvirtiname. Failas sėkmingai įkeltas, paslaugos tipas nuotekų išvežimas, pateikimo data, statusas. Norint peržiūrėti užregistruotus nuotekų išvežimo paslaugos užsakymus, techninės priežiūros meniu punktą pasirinkime nuotekų išvežimo paslaugos užsakymai. Patenkame į sąrašinę formą. Pasirinkime vieną iš paskutinių užsakymų, pasirinkime peržiūrėti. Galima įskleisti informaciją. Tai yra tipinė paslaugos užsakymo peržiūros forma, kurioje pateikiami duomenys analogiškai kaip paslaugos užsakymai gauti per sistemą arba užregistruoti sistemoje rankiniu būdu. Grįžtame. Svarbu paminėti, kad užsakymus importuoti gali ne tik paslaugų teikėjas, bet ir sistemos administratorius. Taip pat atsijunkime nuo sistemos paslaugų teikėjo rolės. Prisijunkime kaip sistemos administratorius. Norint užsakymus importuoti sistemos administratoriui, meniu punktą administravimas, reikia pasirinkti paslaugų teikėjų sąrašas. Šiame paslaugų teikėjų sąraše reikia išsirinkti paslaugos teikėją, kuriam norima importuoti duomenis. Pavyzdžiui, pasirinkime šį paslaugos teikėją, UAB įvairių paslaugų teikimas visiems.
ir veiksmų stulpelyje yra mygtukas importuoti užsakymus. Pasirenkame jį, patenkame į šio paslaugų teikėjo importuotų failų sąrašinę formą. Analogiškai matome 3 mygtukus, dėl to, kad šis paslaugų teikėjas teikia 3 paslaugas. Na ir analogiškai galima importuoti duomenis. Pasirinkime įkelti, pavyzdžiui, tyrimų užsakymus. Pasirinkime failą. Užsakymų importavimo failas sėkmingai apdorotas, ar norime peržiūrėti įkeltus duomenis. Pasirinkime taip. Patenkame į importuojamo failo peržiūros langą. Matome užsakymų skaičių faile 7, galime peržiūrėti duomenis. Kadangi klaidų nenustatyta, galima sukurti užsakymus. Pasirenkame sukurti užsakymus, patvirtiname, grįžtame į užsakymų importo bylų sąrašinę formą. Matome, atsirado mūsų paskutinis failas, paslaugos tipas laboratoriniai tyrimai, statusas patvirtintas. Atsijunkime nuo sistemos.